ar jie galėtų kažką laikyti tėvais čia Lietuvoje, nes pakankamai jauni vaikinai, taip? Nu, tu čia gerai užduoji, žiūri. Ne? Labai jauni. Žurnalisto patirtis. Labai jauni, pasitaisykit, labai jauni. Tai man asmeniškai, čia Hugis kalba, man asmeniškai mylimiausia ir tokia grupė būtų, tai Rebel Heart, aš ant jų užaugau, nuo vaikystės, Rebel Heart, ačiū jum, su jų muzika, vat kažkaip. Man galbūt į roką atstovauja Povilas Miškėla, truputėlį Marijonas Mikutavičius. Žasai. Žasai yra senieji, gerieji žasai. Man gerai, tai man gerai. Galim ir pagroti. O kas tau yra? Man šiaip gerai. Mes vaikinam galėsim padovanoti jazz kūrinį, man gerai, ne? Nes kiek čia gali groti. Padovanosim šiandien. Surasim. O dabar norėčiau, kad dar pristatytumėt vieną dainą gyvai čia ir kokia tai būtų daina, kada yra sukurta, kokia yra jos istorija, apie ką ji, ar dainuojate vien angliškai, ar dainuojate lietuviškai? Dainuojam Tik angliškai. Kodėl? Todėl, kad čia mokam lietuviškai, bet mes vis tiek manom, kad truputėlį vyks ir pakeliauti savo muziką. Mes jau buvom Vokietijoje ir dabar planuojam po šio turo pakeliauti po platų į pasaulį ir pabandyti. Jau yra datos Britanijoje, Vokietijoje ir taip pat galvom Skandinaviją. Būtent sekantis mano klausimas ir buvo apie tai. Kiek radijos stočių ar jūsų kūriniai yra priduodami kitom šalims ir taip toliau, kaip reaguoja kitos šalis, jūsų muzika, ar jinai yra skleidžiama ten, kas jums tuo klausimu padeda? Realiai mes ką tik išleidom tik albumą ir jį kol kas pristatinėjom Lietuvoje ir va tik kai baigsis šitas turas, tada mes imsimės visų... Užsienio, nes laukia didelis darbas. Visų draugų dirbančių Anglijoje. Ir Skandinavijos šalyse. Prie žuvies? Gerai, klausom. Kokios žuvies? Tai sekanti daina yra pavadinimu Milk iš mūsų albumo, jinai buvo viena iš pirmųjų sukurtų ir... Bet viena iš pirmųjų. Ir jinai tokia, žodžiu, apie vasarą, daug gražių spalvų. Ir apie pieną. Apie pieną. Ir apie besiganančias karves. Gražius karves, žalvargiai. Labai gražu, labai gražu. Akis kaip pasinga.
let's fly away. It's August night, life's deadly show. Pasiplojam visi patys savo, My Favorite Gun. Šiandien Kauno fono studijoje ir visai nesenai paklausime jūsų klausimą mūsų Facebook profilyje, kada įsikūrė grupė My Favorite Gun. Burtų keliu, teisingai atsakiusiems žmonėms, mes padovanosime net 2 grupės albumus, visiškai naujus, visiškai šviežius ir gražius. Jau paspylė pirmieji atsakymai ir tie atsakymai yra labai įvairūs. Indrė mums rašo 2010 ir klausia mūsų ar taip, ar ne? Vadinasi, nežino tikrai. Šauktuką dėti reikia. Reikia dėti šauktuką, ne klaustuką. Taip pat matau 2009, taip pat nieko nematau, nes taip toliau ekranas. Prieš metus, 2010, taip pat yra atsakymas net, kad prieš 10 metų, įsivaizduoju. Tai dar pasiaiškinkit, kodėl šitą merginą Viktorija rašo, kad prieš 10 metų, nes aš su jie sutinku. Kaip ir kaip nesutinku, dabar čia prašau. Gal girdėjo prieš 10 metų mūsų? Aš tai negirdėjau. Gal žinojo, jinai iš bendro išprasimo, jinai žinojo, kad čia bus tokie. Prašau. Tai žodžiu, mes realiai susikūrėm tikrai 20-ais. Mūsų gimtadienis yra gegužės 13 dieną. Ta kartą mes debiutavom. O 10 metų tai mes paminėjom būtent šitą, kad grojam kartu, realiai. Aš su Vyčiu groju vienam projekte dar, Vytis su Paulium kitam, aš su Justu kitam. Nu ir va taip, žodžiu, visi kartu kaip ir grojam, bet... Schema. Čia yra schema. Tai tada aš burtų keliu darau tokį dalyką. Burtų darau, kadangi vaikinai atskleidė teisingą atsakymą ir jau nebepriimsime kitų teisingų atsakymų. Indrė ir Viktorija Sadauskaitė kviečiam tiesiai čia į studiją, jeigu jūs spėsite atvažiuoti, jūs dar susitiksite ir su mūsų vaikinais, nuo kurių gausite rankos paspaudimą. Taigi Indrė ir Viktorija kviečiamas į Kauno fono studiją, čia Savanorių gatvėje 192 prospekte, atsiprašau. O dabar norėčiau paprašyti visų mūsų klausytojų užduoti klausimą grupiai. Ir tai galite padaryti taip pat Facebook profilyje arba mūsų internetinėje svetainėje kf.lt. Arba tiesiog telefoninė linija 837 334455. Labai gerai. Nu, taip. Nu, dabar muzikinė pertraukėlė ir kiek žinau, čia turėtų nuskambėti My Favorite Gun mėgstamas kūrinys Žas man gerai. Labai reklama. Man gerai.